džiaugsmas! Sekmadienis! Einame visi su džiaugsmu širdyje, nes prisimenam kiekvienas, kada turime naują gyvenimą, naują viltį. Tai, ką mums Dievas iškovojo, Jisai mums davė savo amžiną gyvenimą ir mes tapome visiškai nauji kūriniai. Visiškai išlaisvinti iš mirties spąstų. Tai vėl, brangusis, aš tau sakau, aš liudiju savim. Tiek, kiek aš esu. Tiek man leista, tiek, kiek man padovanota. Aš tau sakau, tau taip pat padovanotas toks gyvenimas. Dėl jeigu tu šiandien kokioj nors depresijoje, giliuose apmąstymuose ir liūdesy, praeis tai, leisk tam žodžiui tavyje suskambėti. Atlikta, atleista, mylimas esi, šventas, tobulas, priimtinas, toks kaip Jėzus. Taip Dievas tave mato, todėl, mylimasis, patikėk šitą nuostabią žinią. Leisk Dievo dvasiai eiti ir padaryti darbą tavo širdį. Sakyk, Tėve, aš tau leidžiu. Jeigu tu jo nepažįsti dar kaip tėvo, pasakyk, Dieve, aš tau leidžiu. Aš tikiu, kad tu esi ir kad tu gali pakeisti mano situaciją. Aš tau leidžiu tvarkyti, kalbėti į mano gyvenimą, būk mano vedliu, būk man tuo asmeniu, kuris man padės išeiti šitų mirties gniaužtų. Gal aš priimu tavo meilę, aš nusisuku nuo savo visų supratimų ir įsivaizdavimų ir tų blogų minčių, kurios mane spaudžia ir naikina. Ir priimu tave, visą tave, toks, koks tu esi. Dėkoju tau už tavo nuostabią išgelbėjimo dovaną. Būkit palaiminti, mylimieji, kas kalbėjote šitą maldą, kas sakėte tai iš viso širdies. Ir tegu jūsų širdis džiaugiasi, kad tikrai būtų šūksnis šlovė Dievui!